Ar kada nors susimastei, iš ko pagamintas tavo saksofonas, senovinė durų rankena ar net papuošalai? Atsakymas gali tave nustebinti. Visi šie daiktai pagaminti iš žalvario. Žalvaris ne šiaip metalas. Tai vario ir cinko draugystės rezultatas, iš kurio gimsta tvirtumas, ilgaamžiškumas bei grožis. Žalvarį naudojam ir kasdieniniame gyvenime. Pavyzdžiui, papuošalų gamyboje. Papuošalų gamintojai nemažai pelnosi iš žalvario. Iš jo gaminami maskarai, apyrankės, žiedai. Žalvario papuošalai traukia pirkėjus, nes atrodo solidžiai ir prabangiai, bet vis tiek tinka kasdienai. Skirtingai nei auksas, žalvaris lengviau derinamas prie įvairiaus stiliaus aprangos, todėl daugelis renkasi būtent jį. Žalvaris taip pat tinka naudoti vandens vamzdžiams, vožtuvams ar jungiamosioms detalėms, arba net muzikos instrumentams. Dėl savo garso savybių bei apdirbamumo, žalvaris yra populiari medžiaga pučiamiesiems instrumentams, tokiems kaip trimitai, trombonai ar tūbos. Tačiau kodėl mes renkamės naudoti būtent žalvarį? Žalvaris lankstus metalas, bene svarbiausias jo privalumas tai, kad jį galima lengvai išlieti. Tai galima padaryti dėl to, nes šiam metalui reikia palyginus žemos lydimosi temperatūros. Šis metalas yra sunkiai pažeidžiamas. Dėl sudėtyje esančio mažo geležies kiekio galima sakyti nerūdyja. Žinoma, jis neišvengia oksidacijos proceso. Tuo metu galima pastebėti, kad metalas keičia spalvą. Žalvaris – antibakterinis metalas. Tai paaiškina faktą, kodėl gamintojai vis dažniau jį renkasi gaminant daiktus buitiniam naudojimui. Tiesiog kenksmingi mikrobai patekę ant metalo ilgai neišgyvena. Klausimas – patikrinti, kaip atidžiai manęs klausėtės. Kas bendro tarp romėnų monetos, vonios čiaupo ir tavo saksofono? Teisingai, tai žalvaris. Žalvaris ne šiaip metalas, mes naudojame jį kasdien. Jis yra patvarus, lengvai apdirbamas, gražus bei praktiškas, todėl galime jį rasti bene visur. Nuo vonios čiaupo iki mamos papuošalų ar net tavo saksofono.